bendravimas su Dievu remiasi tikėjimu. Neįmanoma, kad kažkas bendrautų su Dievu, kalbėtų su juo, prašytų arba dėkotų, šlovintų Dievą, jeigu neturėtų tikėjimų. Ir šiandien Evangelijoje girdime, kaip Jėzus truputį provokuoja apaštalus. Klausia pirmą, ko žmonės jį laiko. Taip pat ir paskui kviečia ir klausia savo apaštalus, kad atsakytų į klausimą, ko jie laikosi, ko jie laiko Jėzų Kristų. Taigi apaštalas Petras, pirmasis iš apaštalų, drąsiai, greitai atsako, tu esi Mesijas. Ir iš tikrųjų tas tikėjimas, žodžiais išpažinimas, jog Dievas yra man Mesijas, išganytojas, jog Dievas yra man reikalingas, yra labai svarbus. Tačiau jau antrame skaitinėje, truputį anksčiau girdėjome, kad apaštalas Jokūbas skatina mus tą savo tikėjimą remtis darbais. Neužtenka pasakyti žodžiu, taip aš tikiu. Reikia irgi savo darbais parodyti, jog tas tikėjimas yra autentiškas. Kas iš to, jeigu mes sakysime, Dieve, aš tave myliu, Dieve, tavimi pasitikiu, Dieve, aš tavimi tikiu, tu esi, bet jeigu savo darbais mes visiškai kitaip kažką kitą rodysime, tas tikėjimas nebus autentiškas. Taigi reikia mums ir tų kasdieninių darbų, kurie liudija, kurie patvirtina, kurie sukleijuoja į vieną tą mūsų išpažinimą, mūsų visą gyvenimą. Ir žodžius, ir darbus. Dar lieka ir mūsų mintis. Kartais mes galvojame, kad gal to Dievo nėra, pradedam abejoti, dvejoti, ar iš tikrųjų tas Dievas yra, ar jis globoja, ar jis tą, ką žada, tą ir duoda, ar jis iš tikrųjų yra šalia, kaip pažadėjo. Šventas Augustinas pasakė, jeigu kažkas ieško tikėjimo suvokimo, jeigu nori suvokti tikėjimą, suprasti tikėjimą, perprasti tikėjimą, pirmą turi įtikėti. Jeigu kažkas norėtų suprasti Dievą, suprasti tikėjimą, suprasti iki galo, taip tobulai, grinai, iki širdies, kiekvieną tikėjimo tiesą, jis tada netikėtų. Tai būtų žinojimas. Todėl reikia mums pirmą įtikėti Dievą, pasitikėti juo, pamilti jį ir tik tada mes galėsime pasakyti, aš suvokiu, jog Dievas yra, aš suvokiu, kad jo tikėjimo, jo įsakymai yra teisingi, yra geri, yra man naudingi, yra išganingi. Taigi verta, kad ir mes savo tikėjimu tvirtai išpažintume Dievą savo žodžiais, savo darbais ir savo mintise, nemeluodami, neapgaudinėdami, bet iš viso širdies pritartume Dievo planui mūsų gyvenimui. O koks yra Dievo planas? Išgelbėti kiekvieną žmogų. Ir kviečia, kad ir mes siektume jį, pasimdami savo kasdieninį kryžių. Todėl ir nebijokime priimti tikėjimo iššūkių. Kaip ir šiais pašvęsto gyvenimo metais mes minime vienuolius ir verta pažiūrėti į tą vienuolišką gyvenimą. Taigi verta suprasti, kad tie įžadai, kurie duoda vienuoliai, tai yra noras siekti Jėzumi Kristumi jo kančioje. Bet kaip atsirado vienuolystė, tada vienuolystė pavadino baltoj kankinystė, be kraujo, be kankinystės, fiziškos kankinystės, o yra ta kankinystė, baltoj kankinystė siekti Jėzumi Kristumi, kuris yra paklusnus, kuris yra neturtingas, kuris skaisčiai gyvena. Bet taip pat ir šeimoje. Jeigu kažkas pasiaukoja dėl savo šeimos, dėl šeimų narių, dėl savo vaikų, žona dėl vyro, vyras dėl žmonos, tai ir tada irgi, galim pasakyti, yra tas tikėjimo išpažinimas savo darbais. Tai irgi yra Jėzaus Kristaus siekimas. Taip pat ir jeigu kažkas uoliai, sąžiningai atlieka savo darbą, jeigu teisingai dirba, neapgaudinėja, nesukčiauja, mokesčius moka, kada reikia, apmoka viską to, ko reikia,
nėra kažkokios korupcijos jo darbuose, tai ir jis irgi yra sąžiningas Jėzaus Kristaus uolusis mokinys. Taigi, tegul mūsų tikėjimas, kurį mes taip drąsiai kartais išpažįstame, skelbiame, tegul atsispindi ir mūsų darbuose, mūsų kasdienybėje, mūsų gyvenime. Sveikinu visus, kurie jau tvirtai tiki Jėzumi Kristumi ir visus, kurie dar truputį abejoja savo tikėjime, bet nori tvirtai tikėti. Sveikinu visus Dievo ieškančius ir Dievo mylinčius, į Dievą įtikėjusius pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.